kažkam nesėkmė nutiko. Tu pamesk nuo medo tokioje netikusių vietai. Žiauriai namuose juokinga tas, kad mes nelabai turim sąlygų kaip gyventi. Eisim valgyt, kėdžių neturim. Gaminu pusryčius. Druskos turėjom, gerai, kad buvom lauktuvėm parvežę iš Sakartvelo. Ten tokios su prieskoniais. Tai tą sudėjau ir... Va. Sąmonė. Sėdėtų Juozapui retelį ant kėdžių, nes jie mažiausi. O ką jūs darysit? Aš stovėsiu. Tai dar liko nemažai smulkmenų, bet kažkaip, manau, pavyks viską pasidaryti. Nemažai smulkmenų ir viena naktis čia. Rytoj vakare perduodam raktus. Ir viso gero. Anikė, patogi kėdė tavo? Tu irgi su kėdė? A? O Vincento kokia kėdė? Man nieko neišdrįs. Supakoju, ne? Super. Dabar paim varžtus iš čia ir įdėkit tas skylutės 2. Dabar noriu gręsti. Jo, dabar imk. Biškutį per sunkus. O, liuks. Dabar kitą. O, 2 iškart paėmė iš analys. Padėsim. Prašau. Reikia iš tiesų jėgų. Aha. Sunkus? Nu, keliam. Nieko tada nepavyks. Spaus. Nepavyksta, aš tau padėsiu, gerai? Tai imk, laikyk. Nu. Ir dabar, žiūrėk, netitaikė, Vincentai, reikia pataikyti tiksliai. Ir dabar, ir dar susukit iki pat žemiausio, va tai va. Receptas pagal Anikę. 1 kiaušinis ant stalo, 1 į bliūdą, taip? Čia pas mus vyksta kulinariniai šedevrai. Kulinariniai šedevrai vadinasi supakavom ir išvežėm visus bliūdus. O reikia sumaišyti varškiečiams tešlą. Tiesiog ekskliuzyvas. O ko ne? Net šakutės neturiu maišyti. O paskui tada bus. Žiauriai patogu, dabar visada taip darysiu. Visada taip darysiu, atradimą. Kiek čia gaunasi? Pažiūrim. Parodyk pačia kiek. Labą dieną. Esu erdvėlaivį kažkokiam, čia žvaigždės lekia pro šoną. Čia kaip ir sakiau, fainiausias laikas važiuoti kažkur 3-4, tai vėl. Be 10-4 varau dirbtuvės. Prasidėjo mūsų paskutinė diena ute. Vakar dar buvom. Tai turėjom idėją pasikvies draugų iš lydėtuvės tokios eksperimentinės padaryti. Nu, turėjom idėją iš anksčiau. Bet gavosi tą pačią dieną. Galvojom, kad vis dėlto darom, tai dar pavakarojom biškelį. Pabuvom. Ir dar reikia biškį dalykų pasidaryti. Tai va, važiuoju, grįšiu už 4 valandų namo. Ir toliau reikaliukai. Ką veikėt? Sėdėm folijoje. Sėdėt. Per kur iš įlindat? Į namelį. Kas čia dabar? Tai
jūsų nameliai. Jūs esate namelininkai. Jūs namelininkai. Apsistojom Vilniui pas mano pusseserę ir aš vėl atvažiavau tiesiog jau vienas pasidaryti visko, kas liko. Tai nėra daug, aišku, užtruksiu iki nakties, reikia pasikrauti dar į priekabą. Dar reikia techniką išsivaryti iš kiemo. Stovėjo belie kiek laiko, užsikūrė be problemų, tai žiauriai džiaugiausi, kad nereiks kažkaip sudėtingai stumti jo. Ok, diena kūrėsi lengviau. Good. Nu va, namai atrodo šitaip. Ką tu Snygi, tu nesupranti, kas vyksta. Skikius čia viską išvežėt ir kas čia dabar bus? Ir šį čia dar, vat, daikčiukų. Šitas duris reikia įstatyti atgal. Nudažiau. Atrodo, kas čia yra. Vos keli daiktai liko. Pilna priekaba vėl. Snygi, ką tu čia veiki? Ką tu čia veiki, Snygi? Einu namo, einu. Na štai yra mano paskutinės minutėlės čia. Viskas sutvarkyta, žiauriai aidi. Išsinešėm daiktus. Ir tiek. Išeisiu, užrakinsiu, paliksiu raktus. Ir viso gero. Šiaip nėra kažkaip žiauriai gaila, bet ganėtinai keista. Mes 9 metus kūrėm šiuos namus nuo visiško nulio, nuo landynės. Tai įdėsiu, kai buvom išsigriovę, jau turiu nuotraukas, įdėsiu, kaip atrodė tada ir ganėtinai keista. Bet aišku, faina labai, kad smagų žmonės čia atsikels gyvent, jam čia viskas labai patiko, tai tas yra labai faina. O mes pradedam pilnu pajėgumu savo kaimo projektą, nes pajėgumas buvo dabar tik tai labai dalinis, todėl kad negalėjom ten būti dažnai. Tai dabar pagreitės viskas ir šiaip smagu, kai šitas vienas užsibaigia, tada nes būdavo ir čia dar darydavai kažką, ir tenais, toksai mėtymasis ir blaškymasis, dabar bus biški. Dabar bus truputį lengviau. Tai ganėtinai keista dėl to, kad mes nuo visiškos landynės šitos namus per 9 metus pavertėm, kokie jie dabar yra. 9 metai yra ganėtinai daug. Aišku, visokių etapų buvo, kai ten trečdalį butą gyvenom. Iš esmės, tai jo, dabar aš aprodysiu visą butą, kaip sakiau, gal šiek tiek pakomentuosiu dalykus. Kas čia kaip buvo padaryta.
Čia yra įėjimas į butą. Čia turim tokią stiklinę sieną. Šviestuvai. Šviestuvai padaryti iš siurblio Saturnas. Tokia stiklinė siena į vonią. Taip, tada čia yra vonios kambarys. Visi realiai mano baldai gaminti. Čia irgi iš senų blokelių Monika iš Kauno atsivežė. Čia visi stalviršiai rėmai vilinti. Tiek vonios rėmas. Čia su tokio laikiklio tualetinio popierių, nes tualetas šalia. Dušo kabina. Ir čia yra skalbyklos vieta. Ir va šitą visą, čia viršutinė spintelė jau seniai yra. O čia visas buvo toksai, ganėtinai levai padarytas baldas anksčiau. Nes ten ir filtrai stovėjo, kurių nebereikia. Tai čia realiai tik tai praeitą savaitę padariau šitas visas spinteles. Monika sako, kodėl to anksčiau negalėjai padaryti. Čia turim labai gražias vaikų pieštas duris. Šitie šviestuvai irgi mano gaminti, tokie iš atliekų realiai. Ir dar vienas didelis toksai šviestuvas. Štai. Čia dar labai fainai yra mums pasiteisinus labai sienutė. Sakiam raktam ir dalykėliam. Virtuvė visa gaminta iš fanieros. Fanerinės spintelės ir karkasas visas fanerinis. Daug stalčių buvo, žiauriai daug stalčių, čia vat 6, ten dar 6, dar vienas mažiukas, bet iš esmės tai labai buvo faina, kai daug stalčių, tai reiks ir tenais darytis. Šitas stalviršis yra padarytas iš palečių medienos supjaustytos ir kai kur vat matosi kokie nors sriegio varžto skerspjūvis. Žodžiu, mums irgi labai maloniai liečiasi. Labai malonus jausmas. Epoksidų užlieta yra. Čia yra obuolių dėžių lentyna. Labai man jinai patiko. Valgomojo stalas, darytas iš močiutės mano pirties skirtos medienos. Tai tos pirties niekas nepastatė. Aš tą medieną pasiėmiau ir gavosi štai toks gražuolis. Su visokiais, man labai patinka šitie paraitimai su šakom iškritusiom. Mes ilgai tokį naudojom, paskui buvom užsidėjom plėvelę permatomą ant čia, kad nebėgtų viskas kiaurai, kai išsipila, lengviau valytųsi, bet man va toksai jisai irgi labai malonus. Palangės irgi panašiai iš tokios medienos, tik tai ją radau čia palėpiai būto pagamintos. Taip, lentyną rodžiau. Kas čia dar geresnė? Grindys. Grindys yra iš fanieros atraižų. Truputį susifrezavau kampučius, nusibeicavau, nusilakavau, žiauriai gerai tarnauja. Paskiau dar išsiaiškinsiu, kaip su grindiniu šildymu, bet planuoju ir name mūsų naudoti kai kur šitokias grindis, nes žiauriai gerai dėvisi. O čia yra miegamasis. Miegamasis, štai toks kambariukas, visai šiaip nemažas miegamasis yra. Čia turim, sugalvoja Monika, sako, davai padaryk betoninės palangės. Tai padariau betoninės palangės. Ir šiaip man tai nelabai patinka, Monikai labai patinka, tai žiūrėsim kaip. Čia vis tiek šitas langas yra žiauriai blogos būklės, jį reikės keisti, jeigu norės pasikeisti ir kitas palangės. Čia yra irgi iš palečių visa senikė. Lova, kurios medieną filmavosi Samsungo reklamų, čia paskui net spalvota pati liko. Padariau tiesiog lovos karkasą ir anksčiau
lova buvo vat, nuo to krašto iki to lygiai 3 metrai. Tai buvo 2 čiužiniai sudėti, dabar čia toks galiukas, kur vaikai ateina pamiegoti. Ten dar 2 lovelės dabar stovėjo, tai čia viskas išstumdyta jau. Tai va, ir čia yra dar mūsų drabužinė. Drabužinė žiauriai didelė. Viskas čia sutilpdavo mums ko puikiausiai. Ir čia yra mano ofisiukas, kai reikėdavo prie kompo padirbėti. Kėdutę pasistatai ir pukšt, langas į gamtą, sėdi prie kompo, pasislėpęs nuo vaikų. Šitoj sienoj, toj parodysiu, yra apšvietimas, toks naktinis buvom pasidarę, kai miegi, kad biški matytųsi, kas ten galėtum vaikus aptarnauti, kai reikia, kai apsisisioja ar dar ką nors pasidaro. Tai vat, čia yra tik tai 2 lemputės, bet dar yra 3, 4, 5, 6, čia žiūrėk dar dega 6. Ir skirtingose aukščiuose jos. Ten ne ledas kažkaip. Tą labai seniai dariau, dar su ledu nebuvau susidūręs. Nauji savininkai pasikeis, jeigu norės pasidaryti šitą apšvietimą. Sandėliukas už šitų gražiųjų durų. Yra sandėliukas, kur laikydavo uogienės ir visokį šlamštą. Gerai, uogienės nėra šlamštas. Tiesiog visokį šlamštą laikydavom. O šitas duris tai planuoju pagaminti jiems naujas ir jas noriu išsisaugot. Čia labai gražiai vaikai yra pripiešę. Tai paliksim jas. Vaikų kambariuką, kur irgi visi baldai yra mano gaminti. Vaipimo senelė, labai pasitvirtinęs daiktas, mums vaikai labai čia lipinėja. Ir 2 lovytės. Čia vat viena, čia kita, ten dar daiktai, rūbai susideda ir viršui yra, galim palipti, tokia žaidimo zona. Opa. Va, čia buvo vaikiška virtuvėlė stovėjo, ten aukštis apie nepilnai metras beras, 95 centimetrai. Tai kai kurie pilnai atsistoja, kiti ne, bet jiems čia visai smagi buvo ta žaisti, kiliminė danga. Tokia pasislėp biškelį nuo tėvų. Nu, aš jeigu atsisėdu, tai man sėdėti pilnai okei. Čia mes anksčiau miegodavom, čia buvo mūsų čiužinys ir čia buvo mūsų miegamasis. Tai dabar čia vaikų erdvė ir negaliu pasakyti, kad jie čia labai daug laiko leisdavo. Daugiausiai laiko leisdavo, kai ateidavo draugai, jiems šiaip būdavo, o, kaip faina. Bet jo, šiaip, kai užlysdavo, tai jau čia ir būdavo. Porą valandėlių vos ne. Sulipti, nu gerai, gal ne tiek daug. Ir viskas padaryta taip, kad ir suaugę galėtų lipti. Ir čia dar yra toks activity boardas, kurį mes nusprendėm palikti. Mano gamintas iš visokių, padarėjus vieną šviesikę, iš visokių sendaikčių pririnkta dalykų. Ir čia atsidaro, pavyzdžiui, įsijungia švieselę. Čia irgi atsidaro, papaišyta ant laidų. Čia yra metaliniai rutuliukai. Jos čia gali užsikelti su magnetu, turi ir iki viršaus vėl paleišę, buvo idėja kitaip truputį padaryti, čia dar padariau skilutį nuo jam šitiem, nu be žodžiu, nepavyko man šitas iki galo. Čia buvo kažkuri spina, berods šita, su kodu, o kodą gali išsiaiškinti. Bet čia, nu tai pasuki, čia kažkiek tų variantų gaunasi patikrinti, 5 per vidurį, o kiti yra, tai va. Tiesiog jie ratukai. Čia buvo batrašiai, pasimokinti susiriešti. Čia yra mano senos striukės kišenė. Čia labai faina šitas mano daikčiukas. Abicelė. Metalofonas, kurį vaikai sugalvojo tiesiog nukirpti. Džinsų kišenė. Čia dar safety first. Čia visokie tokie.
Žiūrėk, pastumdėt. Čia tokie pasukinėt. Čia toksai pasukinėt. Čia kasetę jis ištraukčiate. Taip. Čia, nu žodžiu, šiaip yra amžius ten vaikų, kai jiems belia kaip smagu. Čia va, telefonas. Tai va, etelė pas mus yra tokia, kuriai dabar būtų pats gazas, bet galvoju, jeigu reiks, pasigaminsiu dar vieną. Tai galvoju, čia yra ir mažas vaikas šitoj šeimoje bus. Galvoju, paliksiu, tegul žaidžia. Čia va dar užsidega gyvūnėlių tokias lenktynės. Tai čia dar atsidaro. Kažkada skaičiuotuvas dar veikia, galėjai paskaičiuoti, bet dabar turbūt išsikrovė tiesiog. Tai žodžiu, prie šito projekto gan daug laiko praleidau, nes vis reikėjo, vis naujos idėjos, perdarinėt. Ir tai pagaliau jis buvo, seniai jau pabaigtas, labai jau spėjo. Ir čia va dar knygutė buvo tokia prisegta, bet jau nuplėšė. Ir dar buvau padaręs čia vat virš vaikų lovo. Degdavo žvaigždelės, galėjai įsijungti tokias. Bet paskui irgi nustojo veikti, ten ta plokštinai buvo reikalų, tai taip ir nebepriejau. Tai tokie reikaliukai, viskas, reikia važiuoti. Dar pabūsim Vilniuje apie savaitę, nes esu nepabaigęs dar kelių projektų savo, tai reikia juos pabaigti ir tada galėsim jau judėti tolyn. Nėra, kad labai norėtųsi išvažiuoti, supranti, kad išvažiuosi ir kitą kartą nežinia, kada čia užsuks, nes, sakėm, kad norėtum kažkada užsukti, pasižiūrėti, kaip čia gyvena, kaip čia kas, nes viskas vis tiek savam rankom visiškai išlaižyta yra, nuo iki, realiai. Darėm čia viską patys, išskyrus santechniką. Tada dar šiaip buvau biškį daugiau atgrūdnagis negu dabar. Tai bijojau santechniką daryti, galvojau, užpilsiu aš ką nors, ten kaimynus apačioj. Tipo nereikia. Tai visa kita yra absoliučiai viskas mūsų daryti. Išskyrus kai kurie baldai buvo tiesiog pirkti. Arba nauji keli buvo, arba sendaikčiuose. Tai ką, viskas, tada keliauju ir iki.